Labas, su jumis Neringa ir šiandien norėčiau pasidalinti daugiau informacijos apie paslaptingąją, keistąją ir nežinomąją limfos sistemą. Tai mes visi turime ne tik kraujotakos sistemą, kuri mumise labai gražiai išsiraizgiusi, visą kūną apipynusi, bet mes turime lygiai tokią pačią išsipynusią mumise, išsidėliojusią limfos sistemą. Kas ji tokia? Kaip veikia, kodėl mums svarbi, kaip mes galime jai padėti ir kaip ji mums padeda. Toliau mano įrašę klausykite ir sužinosite. O dabar nuo pat pradžių, kas ji tokia? Ar jūs ją žinote, ar esate matę? Tikrai taip, esate matę. Ir dabar duosiu paprastą pavyzdį, kaip jūs maži bėgdami žvyruotų keliuku nugriuvote ir nusibrozdinote kelieną. Bet kelienas nebuvo taip stipriai nubrozdintas, kad pasirodytų kraujas. Ir iš tos nubrozdintos odos pasirodė kažkoks baltas skystis, gelsvas skystis. Taip, ten yra limfos skystis, kuris yra padengęs mūsų visą kūną ir jeigu nepriėjome prie kraujagyslių, nubrozdiname tik paviršinį sluoksnį ir pasiekėme limfos sluoksnį. Taigi mūsų kūnas sudarytas iš odos, o po ja yra limfos kanalai, limfos drenažas, kuris nešioja skysčius, nešioja maistinės medžiagas, iš visų mūsų raumenų tarp slankstelinių dalių surenka skysčius, nuneša į limfmazgius, limfmazgiai išvalo, ten atlieka savo gerąjį darbą ir grąžina atgal į kraujotaką. Taigi, ką limfa daro? Jau pasakiau, tai yra mūsų kanalizacija, tai yra mūsų nešvarumų, teršalų, cheminių dalykų, visko, ką mes suvalgome, ką įkvepiame, ką prisitepame ant savęs, išnešimo kanalas, išvalymo kanalas. Todėl yra reikalinga išgerti daugiau vandens, kad limfotaka nesustotų, kad ji būtų aktyvi ir galėtų mūsų kūną išvalyti. Taigi, mūsų kūne yra išdėliota ta visa limfos sistema ir visi žinome limfmazgius, kuriuos mes turime gerklėje, turime už kaklo, turime pažastyse, turime kirkšnyse, taip pat kelėnuose ir dar kitose vietose. Tai yra taškai, tai valymo centrai, valymo įrenginiai, taip reikėtų sakyti. Tai per visą kūną esančios kanalai nuneša visus nešvarumus į limfmazgius, limfmazgiai išvalo ir grąžina atgal. Taip vyksta mūsų visa valymo sistema. Ir požymiai, kad jūsų limfos sistema yra užstrigusi ir veikia neoptimaliai, trupučiuką jai reikėtų pagalbos. Tai visų pirma, visi patinimai. Tinstančios galūnės, tinstančios rankos, kojos, kūnas, išburkęs veidas, po nakties atsirandantis maišeliai paakiuose ir visi kiti keisti patinimai kūne rodo, kad skysčiai cirkuliuoja mūsų kūne ne visai tvarkingai ir ne visai gerai, reikėtų pagalbos. Jeigu jūsų limfmazgiai pasidaro skausmingi, tai vėlgi rodo, kad trūksta limfos skysčio arba sistema veikia netvarkingai, negali ateiti į tuos valymo įrenginius ir paimti teršalus, išnešti, pašalinti visiškai iš organizmo. Limfotaka taip pat atsakinga ir už gerą kraujo cirkuliaciją. Kai ji išvalo tą nešvarų mūsų skystį, švarų vandenį grąžina į kraujotaką ir taip kraujas yra praskiedžiamas, taip kraujas yra papildomas, kad nebūtų labai užtirštėjęs. Limfotaka yra labai svarbi mūsų imunitetui. Ir jeigu dažnai sergate, jeigu sunkiai pasveikstate, tai galbūt limfos sistema ne visai tvarkingai veikia ir nesusitvarko, ne taip greitai geba išgaudyti visus teršalus ir juos išvalyti. Jeigu jaučiate nuovargį, jeigu jaučiate įvairius skausmus, ypatingai raumenyse, sąnariuose,
ir visas kūnas toks sustingęs, tai gali rodyti, kad jūsų limfa yra trupučiuką užstrigusi. Net ir pasunkėjęs kvėpavimas, čia taipogi yra limfa ir jinai negali išplauti iš mūsų nešvarumo ir kvėpavimas apsunksta. Svorio padidėjimas ir jeigu negalite numesti svorio, nors ir fiziškai judate ir mityba tvarkinga, tai gali rodyti irgi limfos užsikišimą, kad skysčiai susilaiko ir jinai tiesiog negali nutekėti. Įvairios odos problemos ir viena iš jų yra celiulitas, tai rodiklis, kad limfa neprateka pro raumenis, nesurenka skysčių, nesurenka teršalų ir neišvalo. Ir kraujas ir limfos skystis, jie yra labai panašus, faktiškai tokie pat, nes jie yra sudaryti iš tų pačių sudedamųjų dalių, tai iš vandens, baltymų, riebalų ir limfocitų, kurie ir atlieka tą valomąjį darbą. Limfocitai nubėga į valymo įrenginius, limfmazgius, ten susitvarko su virusais, bakterijom, jos nužudo ir kitaip išskaido, grąžina atgal ir išvalo. Tai limfocitai tie gerieji mūsų imuniteto pagalbininkai, kurie puikiai laksto po kūną ir reaguoja, jeigu mes kažką parsinešam ir prie mūsų kažkas prikimba. Nuo kraujo skiriasi limfos skystis tik tuo, kad jame nėra raudonųjų kraujo kūnelių ir tas skystis yra baltas, skaidrus, šiek tiek galbūt gelsvas, bet iš esmės permatomas, nes neturi raudonųjų kraujo kūnelių, ką turi kraujas. Tai kaip ir labai artimi du skysčiai ir jie maišosi, limfa grįžta atgal į kraujotaką. Pagrindinės limfotakos funkcijos – tai imuniteto palaikymas, skysčių balansas, kad kraujas nesutirštėtų ir grįžtų vis į kraujotaką išvalytas, tvarkingas skystis. Ir riebalų pernešimas, nes limfotaka keliauja ir per žarnyną, o ten turim nunešti riebalus, o žarnyne iš tų riebalų įsisavinimos maistinės medžiagos. Ir atliekų šalinimas, apie kurią jau ir pasakojau. To 4 pagrindinės limfotakos funkcijos, kurios yra labai svarbios ir kartu visos persipynusios. Ir kaip ta limfa užsikiša? Mažas fizinis aktyvumas, nesportuojame, dažnai dirbame sėdimą darbą, mityba netvarkinga, kada nesubalansuota mityba, turime daug maisto, perdirbtų maisto produktų, greito maisto ir panašiai, galbūt daržovių per mažai ir panašus mitybos nuokrypis, tai stresas. Tas pagrindinis, vienas iš tų dalykų, kuris įtakoja mūsų sveikatą. Tada mažai sporto. Ką mes galime padėti savo? Ne ten pasižiūrėjau. Galime padidinti sporto kiekį savo rutinoje. O jeigu tai neišeina, galime pasidaryti limfodrenažinį masažą. Galime įtraukti eterinius aliejus į limfos aktyvinimą, nes eteriniai aliejai taipogi veikia tame ląsteliniame lygmenyje, ten, kur yra ta mūsų visa keistoji, nesuprastoji limfa. Būtina vartoti daugiau vandens, kad ta limfa neužkietėtų, neuždžiūtų ir lengviau tekėtų ir sveikai maitintis. Dabar dar trupučiuką apie savimasažą, limfodrenažinį masažą. Žinome, kad tai kainuoja ir nepigiai. Visi tie aparatai, keisti dalykai, jie veikia, tik tam reikia turėti pinigėlių. Bet limfos masažą mes galime atlikti puikiai patys ir namuose. Tam tinka aktyvus pajudėjimas ir darbas su tam tikrais įrankiais, pasitelkiant ir eterinius aliejus į pagalbą ir panašiai. Tai tinka labai limfai šukuoti, yra specialus šepetėlis ir mano atradimas tai yra bambusinė šluota, kuri aktyvina limfotaką. Su šiais įrankiais, šios įrankius galėsite gauti netrukus ir jūs. Susitiksime mano sekančiame užsiėmime ir meilės savo įrodyme limfodrenažinėme savimasaže, kai mokysimės tam tikrų dalykėlių, kaip paaktyvinti ir suskatinti tą limfą tekėti, būti sveikiems, švariems ir gerai nusiteikusiems. O dabar sakau iki ir laukite daugiau informacijos apie būsimą renginį.